Morkūnaitė. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Įgyvendinant Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir vystymo programos bonus 169 projektus, buvo atskleista katastrofiška Baltijos jūros padėtis. Ypač tose vietose, kur planuojami plataus masto energetikos infrastruktūros projektai, vykdomi ne vien tik ES valstybių, bet ir kitų besiribojančių su sąjunga valstybių. Genotoksiškumas tam tikrose vietose pakilęs kelis šimtus sykių. Taigi, bonus programa jau įrodė savo galimybės prisidėti prie Baltijos aplinkos stebėsenos, todėl būtina ir toliau aktyviai tirti Baltijos jūros būklę. Kad tyrimai būtų kuo išsamesni ir objektyvesni, labai svarbu, kad į tyrimus lygiomis teisėmis būtų įtraukiami visų Baltijos supančių valstybių mokslininkai. Ši programa tarytum prevencinė priemonė atkreipianti dėmesį į sudėtingą ekologinę Baltijos jūros situaciją. Tik tinkamai finansuodami mokslinius tyrimus ir laiku pastebėdami grėsmes, užkirsime kelią ekologiniams katastrofams ir tikiu, kad užtikrinsime, jog Baltijos jūra. La señora Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Problemele de mediu din anumite regiuni ar putea fi abordate cu mult mai mult succes dacă activitățile de cercetare desfășurate de statele individuale ar fi puse în comun. De aceea consider binevenită propunerea Comisiei și propunerea raportoarei